Rankų darbo namūdinis betono stalviršis ir pirmieji išryškėję trūkumai. Pilant betoną buvo dėtas metalinis setelis. Bet štai čia yra 6 cm tarpelis, nes čia yra skylė praustuviai. Ir čia aš neįdėjau strypo. Ir čia aš neįdėjau strypo. Čia yra paprastas tinklelis. Ir žiūrėkit, kas nutiko. Mes turime skilimą. Mes turime antrą skilimą. Mes turime trečią skilimą. Šitoj tiesiojoj, kur buvo įdėtas strypas, jokio skilimo, dėl to aš čia esu visiškai rami, nors čia kabo 30 cm laisvai ir čia jokio skilimo nėra. Ateičiai, jeigu šitas stalviršis man subirės, štai čia ypatingai čia reikia sutvirtinti. Čia sutvirtinti ir čia sutvirtinti. Aš savo šiukšlyne turiu pilną metalo strypų. Jie yra va ten. Sakyti, kad aš taupiau, yra visiškai neteisinga, aš tiesiog dėjau skersą. Tikėjausi, kad bus gerai, o gavosi kaip visada, Nenuleidžiam rankų ir pasimokom iš situacijos. Taigi, ką aš galiu padaryti, kad čia neištrupėtų? Opa, įdėti sutvirtinamą į balkį. Aš jį tiesiog įdėjau, priklijavau su laukui skirtais klijais ir pritvirtinau prie šito bruselio. Pritvirtinau va šitaip, čia kabo ore, čia pritvirtinta, čia prie nieko nepritvirtinta, čia šitas dalykas yra tik dėl durelio montavimo. Tai jeigu aš ją spirčiau, viskas išliektų nafik. Kartu su šito dalyku. Bet čia dar aišku, čia pritvirtinau, ten pritvirtinau. Tai realiai, aš sakyčiau, kad jis kaba taip ant snarglių, nes vos paspyrus čia tikrai viskas išlieks. Bet aš manau, kad tai yra geriau nei nieko. Reikia visada kažką daryti, negu nieko nedaryti, aš taip manau. Tai va šitą dalyką sutvirtinau šituo dalyku, kuris beveik kaba ant oro. Geriau nei nieko.